sako, kad kai kyla audros šniokštimas nuo Basanavičiaus tilto Palangoje, tai ne vėjas. Tai susirinkę Palangos verslininkai verkia, kad tokių blogų metų jiems dar nebuvo. Ką daryti palangiškiams šitą vasarą? Palangiškiam verslininkam tikriausiai reikėtų ieškoti naujų kelių, todėl kad tu negali likti ant tų pačių bėgių ir tikėtis, kad traukinys nuveš į kitą stotelę. Jie tiesiog gyvena toj pačioj paradigmoj ir jie gyvena tuo pačiu būdu ir jiems reikėtų kažką tai sugalvoti. Ką sugalvoti aš nežinau, todėl kad jeigu aš galėčiau sugalvoti, tai aš pats ir padaryčiau tą dalyką. Bet tikrai reikia galvoti vieną kartą kažką tai drąsaus. O tai neužtenka cepelinų kainas padvigubinti? Geras būdas, bet tikriausiai, kadangi cepelinai yra jautrus religinis nacionalinis projektas, tai didelio populiarumo taip surasti sunku bus. Ačiū.